Atšalus orams labai dažnai sulaukiame besiskundžiančių pacientų, kurie skundžiasi ir sinusitais, ir bronchitais, be abejo, peršalimais ir peršalimo ligų jau komplikacijomis. Tai vienas iš komplikacijų, tai aišku, ūmus ir lėtinis bronchitas bei sinusitas. Kartais žmonės net nesupranta, kada tai yra sinusitas, kada tai yra sloga, bet kokiu atveju dažniausiai žmonės norėtų gauti pagalbą greitą ir natūralią. Tai reiškia, kad daugelis norėtų gydytis natūraliomis priemonėmis. Vienas iš naujų preparatų, augalinių preparatų, tai yra Sinumos. Tai yra unikalus preparatas naudojamas esant ūmiam ir lėtiniam bronchitui, naudojamas esant prienosių, ančių funkciniam sutrikimui. Šis natūralus preparatas susideda iš 8 biologiškai aktyvių sudedamųjų dalių. Minkštos kapsulės, kurios talpina savyje koncentruotą skystį, leidžia pasiekti maksimalų efektą per trumpiausią laiką. Na ir taip pat ypatingai svarbu, kad tai yra nebrangi priemonė, minkštos kapsulės nedirgina skrandžio ir optimaliai veikia per trumpiausią laiką. Norėčiau paminėti, kad būtent 8 veikliosios medžiagos jos yra visos natūralios ir pasižymi vieną kitą papildantį poveikį. Sinumos sudėtyje pagrindinė veiklioji medžiaga - tai juodasis šeivamedis svarbus savo priešuždegiminių poveikių dėl fitohemagliutininių savybių. Kadangi tai yra biologiškai aktyvūs junginiai, kurie pasižymi imunitetą stiprinančių poveikių, fitohemagliutininai stimuliuoja interferono gamybą, kas ypatingai svarbu imuninei sistemai stiprinti. Taip pat labai svarbu, kadangi imuninę sistemą sudaro ir fagocitai, ir T limfocitai. Žodžiu, juodasis šeivamedis turi ypatingą poveikį imuninės sistemos stiprinimui ir užtat priešuždegiminis poveikis labai stiprus yra. Šalia įeinanti pavasarinė raktažolė bei islandiška kerpena pasižymi atsikosėjimą lengvinančiomis savybėmis, atpalaiduojančiamis spazmus. Islandinė kerpena veikia raminančiai, taip pat lengvina atsikosėjimą ir turi priešuždegiminį poveikį bei mažina skausmą. Labai svarbu ir eteriniai aliejai. Tai yra eukalipto eteriniai aliejai bei baltosios pušies žievės ekstraktas, kurie pasižymi priešuždegiminėmis savybėmis, taip pat gydo viršutinių kvėpavimo takų uždegimą bei prieš bakterinėmis savybėmis ir prieš mikrobinėmis savybėmis, kas ypatingai svarbu esant sinusitui bei bronchitui. Visos šios dalys, visos tos 8 veikliosios dalys gydo ir sinusitą, ir bronchitą, ir tai yra augalinė priemonė, kuri gali greitai jums padėti peršalus. Sinumos kapsulės reikėtų vartoti po 1-3 kartus dienoje suaugusiems, po valgio užgeriant stiklinę drungno vandens. Na, o taip pat norėčiau parekomenduoti ir vaikams, jau galima naudoti nuo 3 metų vaikams po 1 kapsulę per dieną. Mokyklinio amžiaus vaikams reikėtų naudoti po 1 kapsulę 2 kartus dienoje, po valgio užgeriant stiklinę drungno vandens. Linkiu Jums geros sveikatos ir neperšalti šiuo metų laiku. Dabar pratimas ir patarimas lengvinantis kosulį. Mes turime visų pirma suprasti anatomiją kaklinės dalies. Ir tai be galo yra suprantama dalis, kada mes suprantame, kaip pasiskirsto kraujotaka gerklės zonoje. Reiškia, kaip paimtume kaip pavyzdį riešą ir matytume, jeigu riešą atlenksiu, mano kraujotaka riešo dalyje sumažės, bet pagerės nerviniai impulsai. Tai tas pats, jeigu ištempsiu smakrą į viršų, pagerės mano nerviniai impulsai gerklės dalyje. Ir jeigu lenksiuosi į apačią, iškvepiant, gausiu momentaliai didesnį kraujo pritekėjimą. Ir tokių 10 veiksmų atliekant ištempiant smakrą, iškvepiant, nulenkiant žemyn, mes gausime gerą ir puikų efektą, skatinantį kraujotaką ir nervinius impulsus. Per tai pagreitės pats gydymo mechanizmas.